Sveiki visi! Čia nauja Lietuvos automobilių sporto federacijos laida apie greitį, žmones ir emocijas. Visus metus, kiekvieną savaitę kviesime jūs ten, kur gimsta pergalės, nusivylimai ir tikros sporto istorijos. Kalbėsime su sportininkais, apžvelgsime varžybas, prisiminsime svarbiausius sezono momentus. Ir parodysime tai, ko dažniausiai nemato žiūrovai – pasiruošimą, užkulisius ir darbą, kuris vyksta dar gerokai prieš startą. Šiandien trumpai atsisuksime atgal ir pažiūrėsime, kokiegi buvo 2025-ieji Lietuvos automobilių sporte. O svarbiausius sezono momentus visose disciplinose aptarsime kartu su Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentu. Iš tikrųjų, galėčiau sakyti, kad pakankamai ramus metai buvo. Aš jau net Indrei buvau skundęsis, kad kažkaip per ramu jau norėtųsi kažkokiu tai biškelį tokių įdomesnių įvykių, tai dabar turime šią metų pabaigį. Aš vis tiek turbūt, kad jeigu taip grinai iš varžybų, kas tokios pramoginės dalies, tai ko gero, kad vis tiek jūsų projekto tą pirmąją etapą, tai prisimenu. Tai man pačiam buvo, aišku, sugrįžimas biškelį į sportinį automobilį. Tai čia tas vienas toks momentas turbūt, kur tokia irgi, tokia, kaip pasakyti, sugrįžimo emocija ir toks, lengvas kablys. Tai apskritai fainas tas projektas ir tikrai norėtųsi, kad jisai tęstųsi. Tai aš sakyčiau, kad tas pirmas slalomo etapas Molėtuose berods buvo. Tai visgi organizuoti ar dalyvauti pačiam smagiau? Mano gyvenimas taip susidėliojo, kad aš pradėjau nuo važiavimo, o kadangi nebuvo kur važiuoti, tai tada pradėjau organizuoti. Kai pradėjau organizuoti, tai tada nebevažiavau. Tai toks, ką žinau, iš tikrųjų turbūt prie važiavimo negrįšiu, bet kokiu atveju. O su organizavimu aš manau, kad norėtųsi turbūt turėti kažką tai bendroje ateityje, galbūt net ir, 26 metais galbūt kažkiek tai galima būtų, prisidėti prie kažkokio renginio. Tai bus matyti. Šiaip, bet kokiu atveju man tikrai, ta veikla yra tokia, sakyčiau, pakankamai tokia įtraukianti. 2025-ieji Lietuvos automobilių sporte buvo tikrai intensyvūs. Tai sezonas, kuriame netrūko nei greičio, nei ambicijų. Skirtingose disciplinose sportininkai kovojo ne tik dėl titulų, bet ir dėl savo vietos tarptautinėme kontekste. Nuo ralio iki žiedinių lenktynių, nuo drago iki drifto. Kiekviena disciplina turėjo savo istoriją, savo herojus ir savus iššūkius. Kokį mes čia dabar tą laikotarpį išgyvenam? Ne, toks... Okay. Pats laikotarpis, tebūnė, gal laikotarpis net gal laikotarpis geriau, tai ralis yra tokio, renesanso, jau tokio brandaus renesanso laikotarpyje, ne? Tai manau, kad taip jau reikėtų dabar sakyti, nes tikrai taip yra. Krosas būtų tokio neutralumo laikotarpyje, aš sakyčiau. Iš to buvusio konflikto įėjimas į kažką tai stabilaus. Antri metai, aš tikiuosi, kad bus kažkas tai stabilaus ir galų galia stabilizuosis ir paskui gal išeis į kažkokią evoliuciją. Taip, tada, jeigu kalbėsim apie žiedinės lenktynės. Žiedinės lenktynės, manau, kad išgyvena tokį, kadangi dabar po posėdžio irgi su Baltijos čempionato organizatoriais, tai išgyvena tokį savotiškai, aš pavadinčiau turbūt revoliucinį laikotarpį, nes, tikrai turime ten šiokių tokių rūpesčių dėl Baltijos čempionato. Baltijos čempionatas kaip nekaip susijęs ir su lietuvišku čempionatu, tai laukia iš tikrųjų toks, toks revoliucinis laikotarpis, plus tam tikri pokyčiai tikėtina, kad atsiradus naujai trasai, kuri, gal net 27 metais jau galima ten bus, ratais atsistoti ant jos. Tai žiedinės lenktynės. Gerai, driftas. Drifte mes turim tokį, sakyčiau, pakankamai stabilų laikotarpį, kuris dabar metų pabaigoje aplipo tam tikrais konfliktais. Tai kaip jį dabar įvardinti toksai? Sakyčiau, kad pakankamai pavojingas laikotarpis. Tai
gal taip reikėtų ir įvardinti. Pakankamai pavojingas, kuris, manau, kad nuo tam tikrų veiksmų čia iš tikrųjų gali, kaip pasakyti, gali iš tikrųjų labai rimtai subirėti. Manau, kad taip. Tai priklausys, kaip čia viskas pasisuks dabar, nes mes turim skundą tam tikrą, tai va. Tai su driftu taip. Dragas, manau, kad irgi išgyvena tokį evoliucinį laikotarpį dabar. Tai va, nežiūrinti tai, kad nėra galimybių patekti į Kazlų Rūdos karinį aerodromą, tai va, atsirado tikrai puikiai galimybė Aleksoto aerodrome ir organizatoriai puikiai tą galimybę išnaudoja, nors tai yra didelė finansinė našta, bet vis tik tai Kaunas ir jiem tikrai pavyko šiais metais padaryti etapą tenai. Tai va, tai kitiems metams nusiteikimas yra plėtoti būtent dragą tenai. Tai va, dragas. Pravažumo čempionatas. Taip. Tokiam abejonių laikotarpyje, sakyčiau. Taip, turime tam tikrų rūpesčių ir pažiūrėsim, kaip viskas pasisuks. Bandom irgi suvaldyti tą situaciją, bet bus matyti, kaip gausis. Tai va, kitos sporto šakos slalomas, street race'as. Vėlgi turim šiandien posėdį, tai matomai, kad irgi tas posėdis turbūt irgi atspindės tą situaciją, kur link mes čia einame. Ar liekame prie to, ką turėjom, ar šiek tiek evoliucionuojam. Tai va, tai toks po šiandien posėdžio turbūt galėčiau pasakyti, koks laukia laikotarpis 26 metais. Vienur augo dalyvių skaičius, o kitur kilo sportinis lygis ir konkurencija. Labai svarbu šie metai buvo jaunimui. Vis daugiau jaunų sportininkų gavo galimybę augti, o jų rezultatai jau dabar rodo. Ateities lyderiai formuojasi čia ir dabar. Šis sezonas dar kartą parodė, kad automobilių sportas Lietuvoje tai ne tik savaitgalio varžybos, tai ilgas nuoseklus darbas, kuriantis pagrindą ateinantiems metams. 2025 metais Lietuvoje startavo ir naujas bei labai ambicingas projektas Ašralistė. Tai talento akademija merginoms, kurios nori save išbandyti automobilių sporte, tiek vairuotojams, tiek šturmanėms. Pagrindinis tikslas – atverti duris į ralį ir paskatinti daugiau moterų drąsiai žengti į autosportą. Šiemet vyksta mokymai, o jau kitais metais merginos stos į Lietuvos ralio čempionato kovas. Taip, Ašralistė natūraliai perima iki šiol vykusio projekto Ašralistas vietą. Projektai visą laiką gerai, kažkas laimi tą projektą, kažkas, sakykime, lieka antras, trečias, bet dauguma tų dalyvių dalyvauja projekte, užsikabinė jie apskritai lieka tam sporte. Gal nebūtinai vairuoja, gal nebūtinai šturmanauja, gal prie komandų prisideda paskui kažkur kitur, tai kiekvienas projektas ir idėjos tai visą laiką gerai. Atsifiltruoja tie žmonės, supranta, ko nori, kai kurie kaip tik gal pabando, galvoja patinka tas autosportas ar šiaip kažkokia veikla, išbandyti gal neturi galimybės, bet vis laik svajoja, projektą pabandė, suprato gal iš vis, kad nepatiko ir to nereikia, kitas užsikabina ilgam laikui, tai vat, manau, kad geri dalykai tai yra. Ko tu pats tikėsi šito projekto, jam dar nestartavus? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, tikiuosi, kad, labiausiai tai tikiuosi, kaip ir turbūt, kad tas projektas turės testinumą, kad projektas gyvuos. Tai šitie man labiausiai rūpimi dalykai, kad tas projektas turėtų testinumą ir gyvuoti. Tai norėčiau, kad būtų tas projektas ne kelių metų ilgas, sakykime. Tai, ir kad iš to projekto kažkas išauktų. Bet manau, kad ir išauks, tai kažkas, kaip ir sakiau, užsikabins. Tie patys mentoriai, manau, kad visą laiką paauga. Aš pats pagal save žinau, kad ten kažkam kažką duodamas, tai ir save augini. Tai linkiu, kad visi būtų geresni po jo, negu buvo. Viskas prasidėjo nuo susitikimo su mentoriais. Ir čia jau paaiškėjo viena. Susidomėjimas gerokai viršijo lūkesčius. Daugiau nei 100 merginų užsiregistravo siekti savo svajonės, tapti ralistėmis ar šturmanėmis. Vos per mėnesį pasiektas ir ženklis skaičius parodė, potencialas Lietuvoje milžiniškas. Pati matau, kad merginos čia laukiamas, tai jų galėtų tikrai būti daugiau, jų gal žemesnėse lygose yra daugiau, į aukštesnės lygas kažkodėl dar mažiau ateina, tai norėčiau ten irgi daugiau sutikti jų, tai manau, be abejo reikalingas ir tikiuosi, kad tikrai atsiras su dideliu noru merginų, kad pajaus tą
nežinau, aistrą šitam sportui. O psichologiškai ir fiziškai tai vyro ar moterų sportas? Aš tik esu patirties turėjus kaip šturmanė, tai jaučiu, kad nesu kažkuom prastesnė būdama moteris, bent jau šitose savo pareigose. O nesinorėjo nei mentorės eiti, bet aš ralistė, kaip būtent ralistės. Man atrodo, norėjosi vien iš to, ant kiek šiuo projektu, būtent šiuo labai daug suteiks visokių durų atidarimų ir galimybių ir mokymų. Aš net norėčiau, jeigu mūsų kaip mentorių ten nereikės tuose seminaruose, visai norėčiau ateiti tiesiog paklausyti tų seminarų, kokius ves. Tai manau, iš žinių prasmės, iš viso ko, tai aišku, kad jo irgi norėčiau. Turbūt, jeigu leis, norėčiau tiesiog ateiti, kad paklausytų seminarų. Oficialus projekto startas įvyko 1 vasario šeštadienį. Media dienoje susirinko tiek jau autosporto pasaulyje besisukančios merginos, tiek visiškai nauji veidai. Vienoms tai buvo galimybė dar labiau gilinti žinias, kitoms pats pirmasis žingsnis į ralio pasaulį. Aš manau, kad nuo seno yra tie standartai, kad vyrai vairuoja automobilius, žaidžia krepšinį ir tai yra vyriška sporto šaka. Bet dabar, kadangi jau tokie metai, toks amžius, kad moteris šiaip pirmauja daug kur ir jau išsilygino tos teisės, tai nebepasakyčiau, kad vien vyrai šiame sporte, ar ten krepšinėje, ar ralyje. Kokios stipriosios pusės yra sėdint už vairo? Aš manau, kad strateginis mąstymas, racionalumas, nebijojimas situacijų ir nežinau, šiaip stiprus charakteris, asmenybė. Jūs nusiteikus laimėti? Jo, tikrai taip. Aš nusiteikus išmokti ir laimėti. Tai va. Ekspromtu čia viskas šiaip gavosi. Šią savaitėlę iš tiesų. Mes tik sužinojom, jo, atvažiavau į servisą, sako, Urte, gal girdėjai, gal jau važiuok. Sakau, negirdėjau, reikia gal pasidomėti. Tai vat, ir tada su Rugile mes jau, sako, man reikia šturmanės. Sako, aš negaliu viena eit, man reikia šturmanės, tai abi. Tai teisinga istorija ir kažkaip jau užsiregistravom. Įdomu pabandyti, įdomu šiaip įgauti visų žinių. Manau, čia yra labai puikiai galimybė moterims bendrai įsitraukti šiek tiek daugiau tą sportą. Ir šiaip mes, kadangi su Rugile važiuojam stebėti ralių, tai palaikyti savų ir ne tik. Tai va, taip ir gavosi. Taip jau įvyko, kad paskutinę minutę mąsčiau ir sumąsčiau, kad reikia išbandyti, gal kažką išmoksiu naują, o gal kažką ir parodysiu. Čia pažadas buvo kažkada man pasakytas. Jo. Nepamenim, man atrodo, ar Rokiškio ralyje, kad tu visgi važiuosi? Jo, buvo tų pasiūlymų važiuoti ir šturmanauti, bet mano širdelė per daug dreba. Nu tai va, gal dabar yra ta proga. Visos tos žinios, kur tu negalėtum tiesiog gauti. Manau, tas pats brolis, jis man pavydė, sako, jis nori tame būti vyras, vyro brolis. Čia didžiulė galimybė. Patyrę Lietuvos ralio sportininkai dalijosi savo patirtimi, pasakojo apie savo kelią ir išskyrė tai, kas svarbiausia nuo pat pirmųjų dienų. Pirmieji teoriniai mokymai prasidėjo kovo mėnesį. Apie ralio pagrindus kalbėjo Darius Šileikis, stenogramos paslapčių mokė Ervinas Nitkas, o apie pirmosios pagalbos svarbą varžybų metu pasakojo gydytoja Vida Valentinaitė. Yra toks geras posakis, kažkada pasakė vienas lenktynininkas, kartą paragavęs negali sustoti. Tai paragavau 1995 metais ir po šiai dienai dar negaliu sustoti. O tie 4 sezonai, būtent jūsų važiavimo? O tai čia buvo nuo 1997 iki 2001. Buvo toks merginų ekipažas, Žydra Beresnevičienė ir aš. Ir važiavom mėgėjų ralį, biškiai profus, o paskui netekom sponsoriaus, tai teko viską nutraukti, tą veiklą. Bet toliau teisėjavau, su greitaja dirbau, kol vėl grįžau pilnu tempu. Ką patartumėt, sėdant merginom į ekipažo kėdes ar net 2 važiuojant? Ką žinoti būtent iš medicininės pusės? Pirmiausia, kaip padėti savo ir savo kolegai, kol atvažiuos tau specializuota pagalba. Tai štai mano tikslas ir buvo suteikti bent jau pradinių žinių, kaip atpažinti, ką įvertinti ir taip toliau.
Kol trasose dabar kiek ramiau, ralio sprinto pasaulyje jau atsiranda naujovė. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionate startuoja V1600 klasė. Pavadinimas kalba pats už save. 1,6 litro darbinio tūrio varikliai. Šis litražas gerai pažįstamas, tačiau čia svarbiausia ne galia, o paprastumas ir prieinamumas. Tokie automobiliai visame pasaulyje laikomi pirmuoju žingsniu į automobilių sportą. Jie pigesni, lengviau prižiūrimi, varomi 2 ratais ir puikiai tinka jauniems ar pradedantiesiems sportininkams. Būtent su tokia idėja atverti duris į ralį už protingą kainą ir buvo sukurta V1600 klasė. Anksčiau šią vietą Lietuvoje užėmė BMW Cup, tačiau laikui bėgant šie automobiliai smarkiai pabrango. Tapo aišku, kad reikia naujos, logiškos alternatyvos. Puikus pavyzdys Suomija. Ten jau daugelį metų sėkmingai veikia SM4 klasė, vidutiniškai po 16 sportininkų kiekviename etape. Dauguma jų 16-19 metų jaunuoliai. Vienodi automobiliai, minimalūs pakeitimai ir labai artima konkurencija. Ne vienas šiandienos VRC ar VRC2 sportininkas savo kelią pradėjo būtent čia. Su tais automobiliais bus galima tikrai daug kur važiuoti, dėl to, kad techninis reglamentas yra labai, apribotas modifikacijom. Tai yra 5 galimos modifikacijos. Tai yra galima įsidėti sportinius amortizatorius, kad labiau tiek dėl saugumo prasme, tiek kad labiau jausti žvyro dangą ir panašiai. Tada leidžiama modifikuoti variklio kompiuterį, bet jį galima modifikuoti, negalima jo keisti, negalima dėti sportinę, tai turės būti išlikti originalus. Bet jeigu, pavyzdžiui, kažkas teisėjai sugalvotų dėti to pačio modelio automobilio kompiuterį apkeisti, tai reiškia, kad visos funkcijos turi pilnai veikti. Tai leidžiama šitas dalykas, o tai yra leidžiama dėl to, kad įskaita yra automobiliams nuo 2000 metų, tai yra apibrėžta. Ir tuose naujose automobiliuose yra daugybė saugumo sistemų, tokių kaip ABS, ESP, ir jų paprastai kartais neišjungs. Todėl mes leidžiam modifikuoti, kad tai netrikdytų. Tai tada leidžiama modifikuoti variklio pagalves dėl saugumo ir patikimumo automobilio. Ir tada dar 2 dalykai - kuro ir stabdžių magistralės leidžiam per saloną vesti. Tam, kad tiesiog mes siekiam, kad automobilį finišuotų ir kad neįtų dugnu visas tos magistralės. Tai kadangi modifikacijos yra siauros, o daugelį užsienio šalių modifikacijų yra daugiau, tai kai mažiau modifikuotas automobilis, tu galėsi eiti ir kitose šalyse važiuoti, nes tikrai atitikmenų yra šitai įskaitai. Ši klasė skirta tiems, kurie tik pradeda, jauniems sportininkams arba atėjusiems iš kartingo, žiedinių lenktynių, kroso ar kitų disciplinų. Tikslas aiškus – užauginti naują ralio kartą taip, kaip tai daroma vakarų Europoje. Jau kitą sezoną V1600 klasę matysime Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionate. Susidomėjimas yra, kai kurie sportininkai automobilius jau ruošia. Jeigu Suomijos pavyzdys pasiteisins Lietuvoje, ši klasė gali tapti viena svarbiausių žingsnių pradedant ralisto karjerą. Artėjant naujiems metams visai automobilių sporto bendruomeniai mes linkime saugių kilometrų, ryžto siekti tikslų ir kuo daugiau pergalių trasose. Tegul ateinantys metai jums atneša naujas galimybės, dar stipresnę konkurenciją ir daugiau pasididžiavimo Lietuvos automobilių sportu. Keista būtų tokios greitos sporto šakos atstovui palinkėti mažesnio greičio, ne? Jo, bet greitai reikėtų gyvenimą sumažinti iš tikrųjų, tas tiesa. Perkelti į trasas, nusiresetinti tenai. Ir tada į gyvenimą sugrįžti iš tikrųjų su... Visų pirma, tai su ta ramybė. Ramiai apgalvoti tai, ką darote. Ir tada priimti tam tikrus sprendimus. Atsakomybės turbūt norėčiau palinkėti žmonėms. Tai va, tas labai svarbu. Sveikinimas visiems gerbėmiems autosporto mylėtojams iš Armėnijos, Gruzijos pasienio. Keliaukit, džiaukitės
varžybose būkite, stebėkite, klikite, laikykite plakatus ir sekite už savo mėgstamiausius pilotus, nes tada mes pasimėm pedal to the metal. Tai va, visiems gražių švenčių ir linkėjimai iš Kaukazo ir su didžiausia kaukazietiška nuotaika perduodu jums! Labas, mėly automobilių sporto fanai, teisėjai, lenktynininkai ir visi kiti žmonės, kurie myli automobilių sportą. Tai ateina nauji metai ir svarbiausia, aš jums palinkėsiu, kad kitais metais mūsų būtų daugiau, mus girdėtų visi garsiau ir tegul kala mūsų širdis nuo emocijų, o ne varikliai. Tai susitiksim kitais metais. Sveiki, mėlyjei. Norėčiau pasveikinti Jūs artėjančių naujųjų metų proga ir palinkėti saugių kilometrų greičio ruožuose lenktynininkam, ištvermės jūsų technikai, ramybės bei ramių naktų jūsų šeimos nariam bei palaikantiem, bei daug pozityvių įspūdžių žiūrintiem. Tai iki pasimatymo jau labai greitai trasose. Brangi ralio bendruomenė, noriu pasveikinti Jūs su artėjančiais 2026 metais. Noriu palinkėti Jums ir Jūsų šeimoms kantrybės, ištvermės bei vienas kito supratimo, ar ne? Nes kiekvienam ralyje komanda atneša pergalės. Tai noriu palinkėti Jums, kad tie ateinantis metai būtų pergalingi, daug šampano būtų išgerta iš taurės ir Jūsų nuoseklus bei varginantis darbas, žinau, kad labai sunku, atsipirktų ir visi finišai būtų pasiekti. Tai linkiu Jums sunkaus darbo, bet sunkus darbas atneša Jums pergalės. Tai laimingų Jums artėjančių naujųjų metų. Su naujaisiais metais, mėlyjei. Nepraraskite entuziazmo. Sveiki visi bendruomenės nariai, esu Markas. Norėčiau Jūs pasveikinti su dabartinėmis šventėmis ir artėjančiais naujaisiais metais. Tai norėčiau palinkėti, nedaug žodžiausių, bet norėčiau palinkėti paprastumo, užsibrėžti tikslus naujiems metams bei sėkmingai tų tikslų siekti. Ir svarbiausias dalykas, kurį noriu paminėti, tai kitiem metam visiems linkiu tos konkurencijos ir kovos trasose, o ne už jos ribų. Tai sėkmingų ir laimingų Jums artėjančių 2026 metų. Naujieji metai, nauji iššūkiai. Linkiu, kad ateinantis autosporto sezonas ir naujieji metai būtų greitybei stabilus, sportiškai prasmingi ir žinoma saugus tiek mums sportininkams, tiek žiūrovams ir visai mūsų autosporto bendruomeniai. Su naujaisiais metais. Mėlyjei draugai, kolegos, ralio bendruomenės nariai, mūsų ekipažo vardu norime pasveikinti Jūs su praėjusiam šventėm, su artėjančiam šventėm ir palinkėti, kad naujieji metai, naujasis ralio sezonas būtų toks pat kupinas įspūdžių kaip ir šių metų, kaip ir praeitų metų, kad mes toliau plėstumėmės, tobulėtume, kad mūsų technika visada važiuotų sklandžiai, kad mūsų pusašiai niekada nelaužtų, kad įspūdžiai būtų tik tais malonus, o ne tokie, kaip mūsų ekipažai pasitaikė šiais metais. Nors šitas įspūdis buvo labai gera mums pamoka, tai norime palinkėti, kad kiti metai būtų sklandus, kad mes kaip ralio bendruomenė toliau liktume tokie pat vieningi, kaip mes esam dabar, kad mes toliau tobulėtume, kad mes pasiektume naujų viršūnių ir kad viskas pas mus būtų gerai. Su artėjančiam šventėm. Sveiki bičiuliai, tikiuosi, kad 2025 metai Jums buvo geri ir viliuosi, kad 2026 bus dar geresni. Visiems linkiu, kad padangos nediltų, kad pusašiai laikytų, kad sankabos nebuksuotų, kad degalai nebrangtų ir kad pralaimėjimus pakeistų saldžios pergalės. Linksmų naujųjų ir pasimatom 2026 sezone. Atrasti laiko savo, visiems aplinkui žmonėms, kuriems kartais dėl užimtumo neturime laiko, tačiau visada apie juos galvojame ir prisidedame.